Tęsime TV žurnalą Grožis ir estetika ir noriu Jums pristatyti mūsų svečią, psichologą Marių Daugelavičių. Labas rytas, Mariau. Labas rytas. Mūsų kraštas pasižymi tuo, kad mažai matome saulės. Užsitęsusi žiema, ekonominė krizė, kaipgi tam žmogui nepulti į apatiją, į depresinę būseną. Ką Jūs kaip psichologas galite patarti? Gyvenime egzistuoja ir ta pusė. Vat, ir gerai, ir blogai. Vat, pagrindinis dalykas, kuris apsprendžia mūsų būseną, tai sakyčiau, į kurią pusę mes akcentuojamės. Vat, ar mes akcentuojamės į tai, kad dabar tamsu, ar į tai, kad vis tik tai yra šviesos. Vat, ar į tai, kad tai yra blogai kažkas, vat, ar pastebim tai, kas yra gerai. Žmogus keliasi su tamsa, grįžta iš darbų, vėl tamsu. Tai užsitęsia ir žmogus taiga tampa apatišku. Ką žmogui daryti, kad nepakliūti į tas pinkles? Be abejo, tai, kad ten tamsa daug ir tai, kad mes keliamės su tamsa ir grįžtam iš darbo su tamsa, be abejo, tai veikia žmogų. Vat, bet kaip aš minėjau, mes turim tokį stebuklingą įrankį. Vat, dėmesys mūsų. Vat, tam tikra prasme dėmesys tai yra vanduo. Vat, kurio mes laistom gėlės, kurios auga aplink. Vat, kurios mes gėlėm laistom, vat, tos ir auga, tos ir žydė. Vat, jeigu mes savo dėmesį nukreipiam į tai, kad mes važiuojam su tamsa, jeigu mes nukreipiam dėmesį, kad grįžtam su tamsa, į tai, kad ten tos tamsos mažai, vat, be abejo, ten mūsų būsena negera, bloga. Tai yra, mes klimpstam į tą apatiją, depresiją ir visą tai, kas susijęs su tamsa. Vat, bet jeigu mes vis tik pastebim, kad yra šviesos gyvenime, kad yra vis tik tai diena, jinai nedingsta, pas mus nėra poliarinė naktis. Vat, yra ir gerų dalykų, nekreipiant dėmesio į blogus. Vat, mums geriau darosi. Jeigu žmogus, sakykime, užsisuko savo rutinoje, o dar blogesnis atvejis, kada, sakykime, neteko darbo, bedarbis, ir tas apniukęs oras per langą, sakykime, ta ekonominė krizė, ten visi mokesčiai spaudžia, kaip žmogui padėti išvelgti tą šviesulį, tą šviesą, tą saulę, kurios nėra už langų. Norint rasti, visų pirma, reikia ieškoti. Klausimas, ko mes ieškom. Ar mes ieškam problemų, ar mes ieškam problemų sprendimo būdų. Ar mes ieškam, kaip mums blogai, ir ko mes dar blogai, ar mes ieškam vis tik tai būdų, kaip padaryti, kad geriau būtų. Yra tokia patarlė, tai sakoma, kad nėra blogo oro, yra netinkamas apsirengimas. Lygiai taip pat, šitą laikotarpį galima pavadinti metaforiškai blogo oro. Yra blogas oras, kada lietus lyja, kada apniukia, bet nuo mūsų priklauso, ar mes apsirengiam tinkamai. Jeigu mes tinkamai apsirengiam, tai tada mums šilta, gera, mes sausi. Ir tai, kad ten dabartinė ekonominė situacija tokia bloga, tai, kad ten dabar ten galima ir netek darbo, ir ten kažkaip tai sunkiau ten tos pinigus uždirbti. Tai yra tam tikra prasme blogas oras. Krizė tam tikra prasme tai nėra tai, kad visuotiškai blogai, tai yra pokyčių metas. Bet jeigu žmogus nepasiruošęs tiem pokyčiam, jeigu tai užgriūna netikėtai, ką daryti, ta prasme, ar tai turėtų pagalbos ranką ištiesti artimasis žmogus, šeimos narys, nežinau, esantis bendradarbis, ar eiti pas specialistą tokį kaip jūs? Matot, aš vis tik norėčiau atkreipdėmėsi, kad ten galvot, ką daryti, kai laivas skęsta, jau truputėlį vėloka. Galvoti apie laivo saugumą. Šiaip jau geriau rūpintis savo gyvenimo saugumu ir ten to, ką aš darysiu, kai bus blogai, tada, kai gerai. Bet nuo visko neapsidrausi. Neapsidrausiu. Ir ne nuo tavęs priklauso, pavyzdžiui. Jo. Bet tam tikra prasme gyvenime viskas kartojasi. Egzistuoja lygiai taip pat kaip geri periodai, lygiai taip pat egzistuoja ir blogi periodai. Gyvenimas jis eina sinusoidė. Gyvenime visuomet kažkas kyla ir kažkas leidžiasi. Tai, kad dabar kyla, ten reikia turėti sveiką protą ir suvok, kad tai nesitęs amžinai. Kad visien ateis tas periodas, kada prasidės kritimas. Tam reikia pasiruošti. Jo, ir tam reikia pasiruošti. Iš kitos pusės yra gera žinia, kad jeigu dabar vyksta kritimas, tai anksčiau vėliau prasidės kilimas. Bet tai gali pats savo žmogus padėti, ar verčiau atkreipti? Pradinėse stadijose pilnai gali savo padėti. Kokiu būdu? Kokiu būdu? Yra balansas, sakysim. Yra dvi svarstyklių lėkštelės. Geras emocijos, blogas emocijos. Ko mes daugiau turim? Ar mes to turim? Manau, krizės atveju žmogus turi daugiau blogų. Ir ne tik krizės, šiaip jau atveju. Tai paėmus dažniausiai žmogus turi blogų emocijų. Ir tiesiog reikia pradėti kaupti kitą poliariškumą. Tai yra pradėti ieškoti to, kas teikia žmogui malonumą. Visuomet yra gyvenime tai, kas žmogui patinka.
Vat, ir dažniausiai tai nėra kažkokie stebuklingi ten super dalykai, kad ten tipo kelionės ar tenais ten namas kažkoks tai ten labai turtingas. Dažniausiai tai yra paprasti dalykai. Vat, man patinka koks nors ten miškas, man patinka ten maistas kažkoks, man patinka ten spalvos kažkokias tai ir ten taip toliau, taip toliau. Visuomet galima surasti visą eilę dalykų, kurie patinka. Tai šiuo atveju, jeigu yra lengva forma, tai jis turbūt gali savo padėti. Kol yra lengva forma, o jeigu jau žmogus iš tikrųjų ten sėdi depresijoje, jeigu iš tikrųjų, tai jis jau nebeturi jėgų kapstytis iš to, nes norint kapstytis reikia turėti jėgų. Be abejo, jeigu jėgų nebėra, tai savaime aišku, tada reikia kreiptis pas specialistą. Tai va, o kaip specialistas, jūs ką galėtumėt pasiūlyti? Vis tiek jūs kažkuo galbūt išsiskiriat, turit savo metodiką, ką terapijas kažkokias ypatingas, jeigu žmogus ateina pas jūs ir jūs matote jo emocinę būseną, kadangi jūs sielos daktarai, kaip galima įvardinti, nors čia galbūt kažkas ir ginčytųsi, bet ką jūs konkrečiai galite pasiūlyti? Žmogui visuomet sunku, kai jam yra sunkumas viduj. Ir didelė dalis problemų kyla nuo to, kad žmogus neišleidžia to negatyvo, kuris pas jį yra susikaupęs, negatyvių emocijų, ten blogų minčių, ten viso to, kas jam negerai. Jis laiko viduj savęs, jis neturi su ko pasikalbėti, jis neturi kur visą tai išlieti, jis galbūt netgi ir negalvoja apie tai, kuriam išlieta negatyvą, jis galvoja tik apie problemas, apie blogį, apie kažką, bet jis visiškai negalvoja, kaip visą tai išleisti iš savęs. Pirmas dalykas, kuris naudojamas ten psichologija, tai yra nuoširdus pokalbis. Geras psichologas, tai yra tiesiog geras pašnekovas, kuris moka uždavinėti tinkamus klausimus. Reikia padėti žmogui, užduodant tinkamus klausimus, kad jis išsisakytų, kad jis išsilietų. Tai yra pats lengviausias ir ko gero pats efektyviausias būdas. Tai čia turbūt galima paskambinti draugėje ir lygiai tokiu pačiu būdu išsikalbėti, pasakyti, nu, vat, tokios problemos yra tas ir... Na, matot, žmonės yra žmonės. Draugė irgi lygiai taip pat yra žmogus. Jinai yra šališka. Tai va. Tai yra draugė, ten mama, ten vyras, žmona, jie yra šališki. Aš dar jau galvoju būtent, kad žiūrovas klausydamas sakys, nu tai gerai, ką aš nueisiu pas psichologą, atsisėsiu, pašnekėti, aš galiu pašnekėti su kaimynė, su kažkuo išsakyti, išsiverkti ir dar aš čia ką. Bet tai gerai, jūs esate tas žmogus, kuris yra neutralus. Kuris nėra šališkas, tai yra tas, kuris visiškai, jo gyvenimas nepriklauso nuo to, kaip elgsi šitas žmogus. Ten draugė, jinai labai suinteresuota, kad ten draugė liktų draugė. Ten mama suinteresuota, kad sūnus ar dukra, jinai elgtųsi taip, kaip jinai nori. Vyras irgi suinteresuotas, kad žmona jinai būtų tokia, kokia jisai nori ją matyti ir taip toliau ir taip toliau. Psichologas jis nėra visiškai suinteresuotas. Jis yra absoliučiai neutralus. Jisai gali išlaikyti tokią sąmoningą poziciją, kada jis nesmerkia, nekritikuoja, neteisia žmogaus. Jis yra tiesiog išklauso. Ir jis ne tik, kad išklauso, jisai padeda žmogui išsisakyti. Tai yra iš tikrųjų irgi menas, padėti žmogui išsisakyti. Užduoti teisingus klausimus. Tos, kurie padėtų žmogui išsilieti. Geras psichologas, jisai jaučia, kur yra skaudamos vietos. Tai yra, kur žmogui yra problema. Ir tinkami klausimai apie tą, kas jam yra problema, apie šaknis. Visuomet padeda žmogui, kad jisai išlietų tai, kas jame susikaupė. Paprastas žmogus jis neturi tokių įgūdžių. Jisai nejaučia problemų šaknų, jisai nežino, kame, iš ko visą tai išauga, tos viršūnėlės, kurios dabar matosi. Jūs aptikote skaudančią vietą ir... Na, be abejo, jeigu neužtenka tokių metodų, tai tada prasideda psichoterapija. Tada, kada yra išdirbtas begalė iš tikrųjų metodų, kaip galima padėti žmogui sudaryti sąlygas, kad jisai išlietų tai, ką neišeina paprastų būdų išlieti. Tai iš tikrųjų visa psichoterapija remiasi tuo, kad tai, kas nori išeiti, turi išeiti žmogus. Tai irgi iš tikrųjų tai yra to paties, kita forma, tik tai galbūt tokia labiau stipresnė ir labiau specifinė, kurią gali daryti tik specialistas. Jeigu dar pašnekės, iš tikrųjų gali daryti ten geras pašnekovas. Bet jeigu žmogus labiau užsisklendęs, uždaras, tai jūs jau minėjote ir aš norėčiau išgirsti, kokiegi dar kiti tie metodai, jeigu žmogus nenori kalbėti, kaip jam išlieti savo tas vidinės emocijas, kurios neatsiskleidė pokalbio metu. Kokios terapijos dar siūlomos? Yra tokios pakankamai švelnios terapijos vadinamos, tai yra ten menoterapija, šokio judesio terapija. Menoterapija tai yra paprastai tariant taip, kad žmogus kažką kuria.
Jisai piešia, jisai lipdo, tai yra, kuria kažką tai savo rankomis. Ir nebūtina būti menininku? Ne, absoliučiai visiškai nebūtina. Paprastas žmogus? Tai yra tai, kas gaunasi, tai yra nebėra svarbu. Vat, svarbu tai, kad žmogus jisai išreikštų savo tą būseną į išorę. Vat, jisai kažką sukuria, jisai nupiešia paveikslą, vat, ar mandalą nupiešia, ar nulipdo iš molio kažką, ar nulipdo iš plastilino kažką, tai, ar iš drožio iš kažko. Tai ten. Esmė tame, kad jis išreiškia. Vat, ir tai, kas jo viduje, išėjo į išorę. Ir žmogui patapo lengviau. Tiesiog vystykit, Mariau, nes tai labai įdomu, nes ne kiekvienas susimasto. Visi galvoja, kad menas tai, ašgi ne menininkas, aš nebaigiau, nemoku teptuko laikyti, nemoku to daryti. Bet pasirodo yra būdas? Ja, be abejo. Tai yra, nėra svarbu, kad gautųsi gražiai. Jeigu žmogus kuria kažką tai tam, kad būtų gražu, tai visiškai neatlieka tos paskirties, apie kurią mes kalbam. Tai yra, jisai tada gali išreikšti tik tai, kas yra gerai, o tai, kas yra blogai jame, jisai jau nebegali išreikšti, nes bus negražu. O ir jūs kaip psichologas, ar galite išvelgti tuose darbuose jūsų kliento, sakykime, emocinę būseną? Be abejo, savaime, aišku, visi tai matosi. Ir toliau taikyti galbūt kitą kokią nors terapiją. Be abejo. Tai tada kokių dar yra terapijų? Tai yra šokio judesio terapija. Tai yra, kada žmogus jisai nekuria kažkokių tai išorinių dalykų, bet jisai per judesį išreiškia savo tas ar vienokias ar kitokias savijautas, būsenas, emocijas. Kiekviena emocija, tam tikra prasme, kažko nori. Mūsų emocijos turi noras. Liūdesys nori vieno, baimė nori kito, pyktis nori ten trečią. Normalus žmogus jisai kontroliuoja save. Normaliam žmogui reikia elgtis taip, kaip reikia, taip, kaip priklauso. Darbė jis ten turi daryti tą, ką jisai turi daryti. Grįžęs namo, ten jis turi padaryti valgyti, sutvarkyti namus, ten ypač moteris, kas liečia ir taip toliau, taip toliau. Tai yra visas gyvenimas yra sudėliotas kaip reikia. Ir žmogus negali daryti to, ką jisai nori. O viduje yra išgyvenimai, viduje yra emocijos, kurios nori kažkaip išsilieti. Ir vienas paprasčiausių būdų tai yra išlieti per judesį. Šokį. Tai yra, kad paprasčiausiai sakant, tai yra, kada žmogus šoka taip, kaip nori, tai yra labai puikiai terapija. Tai nereikia būti profesionalų, ten jokių mokinti specialiai žingsnelių, tiesiog muzika, judesys, iškrova iš vidaus eina? Taip, ko gero, taip, tai netgi nereikia iš tikrųjų ir specialisto. Aišku, gerai, kai yra specialistas šalia, kuris gali nukreipti. Bet iš tikrųjų žmonės gali taip patys bandyti, daryti. Bet kokiu atveju nieko blogo tikrai neatsitiks. Nei iš meno terapijos, nei iš šokio judesio terapijos. Tai yra, gali būti tik tai geriau. Jeigu jisai, žmogus, sakysim, užsidarys kambarį, įsijungs muziką tokią, kokia jam patinka, ir leis savo pašokti taip, kaip jisai nori. Kada niekas nemato, kada niekas nežiūri ir jam nereikia galvoti, kaip jis atrodo iš šalies, ar ten jis teisingai atrodo, neteisingai atrodo. Nes jeigu mes nešokam grupėje, sakysim, tai kažkur tai ten šventėje kažkokioje ar klube, jo, mes galvojam, kaip aš atrodau, ar aš ten, kaip ten teisingai judu ir ten, jeigu dar šokiu šokius kažkokius, kaip tango, valsas ar dar kažką, tai yra vėlgi kažkokie judesiai, kuriuos reikia daryti. Ja, standartiniai, taip toliau. Tai mums viso to nereikia, mums reikia tiesiog, kad aš galėčiau išsilieti judesį. Kada yra žmogui stresinė būsena, sakykime, neteko darbo, stresas, ir jisai kreipiasi į tokį specialistą kaip jūs, psichologą, kad dar galite patarti, kaip nuimti tą stresinę būseną, kuri, sakykime, gali duoti labai nekokį rezultatą. Ta prasme, iškrova gali būti bet kur, bet kada, pradedant aplinkiniai žmonėmis, baigiant pačiu savimi. Be abejo, visų pirma, tokiam žmogui reikėtų vis tik pradėti galvoti, o kaip tą darbą surasti. Ir pradėti ieškoti, kaip jis norėtų realizuoti save. Vis tik tai ten reikia nepamiršti ir streso šito priežasčių, iš ko jis atsirado. Jeigu mes tik tai dėka terapijų nuiminėsim stresą, bet streso priežasčių nešalinsim, tai žmogus jisai vėl kaups tą stresą. Jeigu jisai neturės to darbo, tai jokia terapija be abejo jam nepadės. Todėl visų pirma reikia padėti žmogui ieškoti, ką jisai nori, kaip jisai nori save realizuoti, kokius jisai turi talentus, kokius jis turi sugebėjimus. Jeigu žmogus jisai ieško darbo ar ten kuria savo darbą remdamas į savo sugebėjimais, talentais, tai ką jisai moka, visuomet geriau gaunasi.
Didelė dalis problemų žmonių kyla nuo to, kad jie daro ne tai, ką jie moka. Ir ne tai, ką jie nori, ir ne tai, kam jie talentingi. Širdingai ačiū Jums už labai įdomų, išsamų pokalbį. Gal tiesiog galėtumėt paskutinį žodį tarti mūsų žiūrovui. Tiesiog tam, kuris galbūt šiuo metu jaučiasi vienišas, nelaimingas ar patyręs kažkokią gyvenimo nesėkmę. Tai tiesiog iš Jūsų lūpų tiesiai. Aš turbūt vienišiem ir nusivylusiems žmonėms vis tik norėčiau pasakyti, kad vienintelis žmogus, kuris gali padėti žmogui, tai yra jisai pats. Ir jeigu jisai pats pradės ieškoti būdų, kaip išeiti ir kaip surasti išeiti iš šio problemų, jis visuomet suras. Galų galia suras mokytoją, kuris jam padės. Svarbiausia ieškoti. Ir tuo atveju, jeigu negebėsite patys savo padėti, kreipkitės į psichologus, nebijokite jų. Jie iš tikrųjų suinteresuoti Jums ištiesti pagalbos ranką.